tai galime auto-rewrite, tai reiškia automatiškai dirbtinis intelektas perrašo what do you want Copilot to do. Galim pasakyti, ką jisai turėtų padaryti. Tada kita opcija structure and refine, sustruktūrizuoja ir refineina, tiesiog turbūt apibendrina. Keep writing this, tai reiškia mes toliau vystom temą ir praplečiam ją. Make shorter, tada sutrumpinam. Make formal, tada reiškia mes išlaikom formalų rašymo stilių. Write suggestions, paprašom, kad parašytų rekomendacijas, paprašom, kad vizualizuotų lentelės pavidalu ir chat with Copilot. Tai tiesiog galim aptarti šią situaciją su Copilot. Ir jeigu, pavyzdžiui, paspaudžiu structure and refine, Copilotas tada struktūrizuoja ir apibendrina, refinina, taip, ir parašo bendrą pastraipą. Replace. Jeigu man tinka variantas, galiu paspausti replace ir jisai pakeis. Šiuo atveju visi išmanus laukeliai dings ir prarasiu citatas. Toliau galiu, jeigu man nepatinka regenerate, tai kad jisai atliktų dar kartą, pabandytų pergeneruoti. Toliau turiu opciją AI generated content may be incorrect. Tada visada turiu pažymėti, man tinka, patinka, ar ši opcija nepatinka. Tokiu būdu tam tikrą indėlį įdedu į dirbtinio intelekto tobulinimą. Tai reiškia, kad jisai gauna tam tikrą feedbacką, ar jo atliktas veiksmas buvo teisingai padarytas, neteisingai. Ir kiekvienas vartotojas, naudodamas šios įrankius, po truputį gali suteikti tam tikrą atgalinį ryšį, ar užklausa buvo teisingai suformuota. Aišku, jeigu suformuoju užklausą ir paskui dar 10 kartų tą patį dalyką klausia, galimai pasinaudojus dirbtinio intelekto įrankiais, galima suprasti, kad vartotojas negavo teisingo atsakymo ir jisai dar kartą klausia, ieško to teisingiausio varianto. Ir dažnu atveju vartotojai nenaudoja tų like, dislike ir tiesiog praleidžia šitą dalį. Todėl pilnai spręsti apie užklausas vienu iš šitų pozicijų turbūt yra šiek tiek sudėtinga.